mūsų viešinė biologė, ekologė Daiva, kuri sako, kad kai kurias parazitų rūšis aptikti itin sunku. Kai kurie jų organizme gyvena dešimtmečius. Pavyzdžiui, kepenų latakose gyvenančios kepenų siurbikės. Labas vakaras. Labas vakaras. Tikrai jie tokie gajūs ir ilgamžiai, tie parazitai? Yra įvairūs, yra, sakysim, kurie gyvena trumpai, tarkim, askarydė iki 2 metų gyvena ir būna, kad vaikai vaikystėje, sakysim, serga ir gydytojai sako, nu čia išauks. Nu taip, jie visi žuvo, ten supūvo ir vaikas išaugo. Tai sako, kad kai kurių ligų vaikai neišauga, tiesiog kirminai numiršta. Taip. O pavyzdžiui, siurbikės kai kurios, kaip katinė siurbikė, jinai pas mus Lietuvoje, sakysim, mažai paplitusi yra, bet jinai labai paplitusi ir jos giminaičiai Pietryčių Azijai, kur dabar lietuviai mėgsta važiuoti ilsėtis, Kinijoje, Sibire, tai sakysim, jeigu mes nepakankamai termiškai apdorotą žuvį valgom, nes tai yra per žuvį ateinantis parazitas, tai ir lietuviai būna, kad turi. O ką daro ta siurbikė kepenyse? Jinai tiesiog tulžies latakėliuose gyvena, juos ten truputėlį griaužia, deda ten kiaušinėlius, ten, nu, kaip ir ką jaučia žmogus, nes taip visai meiliai gyvena latakėliuose? Jeigu jų nedaug, gali būti chroninis toks susirgimas ir 25 metus, sakysim, tas organizmas gali gyventi. O ką jaus žmogus? Gali tiesiog pradėti po kiek laiko sąnariai truputėlį skaudėti, gali alerginės reakcijos prasidėti, bet tokiu fizinio, nu, sakysim, didelio diskomforto, nu, kartais gal ten skrandis atrodo lyg sustojo, bet va tokio ryškaus nėra požymio. Jeigu jau daug tų parazitų, tada jau, aišku, ir šaltkritis gali prasidėti, ir pykinimai, ir, nu, žodžiu, visokia simptomatika ir iškyra, tada jau žmogus tikrai jaučia ir skausmą, ir taip toliau, ir pradeda eiti ieškoti, tik tiek, kad irgi, sakysim, nėra taip lengva aptikti daugumą parazitų, nes, nu, kaip ir minėta, jie ne kiekvieną dieną kiaušinėlis deda, nors ten parašo per parą, ten 20 000 kiaušinėlių padeda, bet įsivaizduokit, tai turėtų būti toks fabrikas, atsiprašant veisimosi, nu, čia resursai, tokie dideli maisto ir visko. Parazitai, jie, kaip ir visi žemesnieji augalai, gyvūnai, nu ir, aišku, žmogus valdomi yra mėnulio, tik tai žmogus to nepripažįsta, jis įsivaizduoja, kad jis visus valdo. Tai jie daugiau prisitaiko prie mėnulio ciklo ir tas jų maksimalus vaisingumas iš tikrųjų išeina per pilnatį. Tai per pilnatį geriau tos česnakus, pavyzdžiui, valgyti, kad tikrai išeitų tie parazitai. Aš tiesiog šitą, kadangi mes per jaunatį viską, reiškia, organizmai pilnėja, mes kaupiam ir per pilnatį, reiškia, pilnė tiek kirminai, tiek mes. Ir vat pats efektyviausias organizmo valymas yra pilnatis. Iš tikrųjų labai daug mėgstamų kirmelių vietų, kurios mus nustebino, jau išgirdom. Jūs dar minėjote raumenis. Taip, raumenyse irgi, net ta pati toksokara, jinai gali atsidurti raumenyse. Net kaspinuočiai, kai kurie gali, sakysim, atsidurti raumenyse, bet tuo atveju, jeigu žmogus yra negalutinis šeimininkas, jeigu papuolė kiaušinėliai to parazito, kur žmogus nėra galutinis šeimininkas, tai tada jie paprastai keliauja kiaurai išilgai. O visą organizmą? Taip. Nori į raumenį, nori į kraują? Jo. Bet dėl to, moteriai ir buvo toksokara surasta kraujyje, nes toksokara nėra žmoginė askarydė. Ten yra katinė, yra šuninė, jos, nu, skirtingų rūšių, bet jos, sakysim, papuolusios į mūsų organizmą, jos ieško savo komfortinės zonos ir būna, kad arba apmiršta organizme ir ten tiesiog miega, laukdamos palankių sąlygų, taip, tarkim, trichineliozė, jeigu žmogus apsikrečia, tai ta irgi lervutė, jinai enkapsuliuojasi, apsikalcionuoja ir jinai, savo būna organizme. Būna, kad, sakysim, dėl kažkokių priežasčių nutirpsta tas apvalkalėlis ir jos vėl, nu taip, nes rūgštis tirpina kalcį, sakysim, ir užrūgštėjus organizmą jos vėl aktyvuojasi, bet, nu, jų nėra kaip, jos nėra taip, kad šlys. Jūs biologė, Daiva, tai negaliu nepasinaudoti progą, nepaklausus, kokio maisto jūs atsisakėte, žinodama, kaip skersai išilgai ten vaikštote parazitai po mūsų organizmą? Sakysim, mėsos kaip tokios nevalgau, tik kartais labai retai suvalgau žuvies truputėlį. Bet aišku, tik termiškai apdorotos. Sušiai irgi yra labai pavojingi, nes ten yra termiškai neapdorota žuvis.
Su visais kirminais, kitaip tariant, jinai suvalgoma. Jo. Ir tai yra faktas, tik tai tiek dėl ko, sakysim, japonai valgo ir jiems nieko. O kodėl jiems nieko? Dėl to, kad jie valgo su wasabi. Na, tai yra krienai japoniški, kurie labai aštrus. Mes nepratę prie tokio aštrumo, mes ten truputėlį vos dėl kvapo. Parodykite, prašau, fotografijas, jūs turite atsinešusi kažkokios Jo, čia yra, medžiagos. sakysim, tokių bauginančių nuotraukų, tik tai aš galiu nuraminti, sakysim, Lietuvoje jos nėra labai tokios aktualios, čia daugiau turistams. Čia yra žmogaus organas apsivijęs kirminais? Ne, širdis su makaronai. Spagėtis. Taip, iš tikrųjų yra tam tikrų apvaliųjų kirmelių, kurios mėgsta parazituoti širdį ir tarkim, ir gyvūnų širdis taip pat. Tai yra faktai. Na, čia, sakysim, atvejai su sušių mėgėjų. Arba stintų mėgėjų. Stintų tas pats, aš pati, sakysim, irgi kažkada nusipirkau stintas. Nu, vyras mano valgo viską, galvoju, padarysi. Bet man kažkaip tai, aš kaip biologė žinau, kas ten gali būti, aš prapjojau vieną tą stintelę, nors man tai yra iš tikrųjų žiauru. Ir pamačiau, kiek ten yra kirminų. Stintose. Nes stintas jos gynėks netidarinė, taip iškepa gerai. Važiuosiu būtinai kitais metais į stintų šventę. Jei galiu įsiterpti, aš taip pat mačiau dar senai, kai paskirdi kaime kiaulę ir tiesiog dar tada darydavom ten dešreles iš tų žarnų ir tiesiog aš paėmiau tas žarnas ir aš pajutau, kad jos juda. Jos buvo pilnos sausakimšos kirmilių. Ir aš tada vyrui sakau, palauk, tai jos ten tuštinasi, taigi viskas eina į tą mėsą ir kaip tu gali valgyti tą kiaulieną ar kitą mėsą? Čia jau, sakysim, ne kirminas, o čia yra lervos tam tikrų vabzdžių, bet irgi per sušius galvos oda labai gražiai atrodo. Na ir čia, sakysim, irgi yra pavaizduotas atvejais parazitinės invazijos smegenyse. Čia net centimetrus padėtas, kad matytųsi tie pažeidimai įvairūs. Bet aišku, yra ir tokių, kur aš, tarkim, negaliu pasakyti. Tarkim, va čia nuotrauka, man panašu į negį, jinai, sakysim, žmoguje realiai nebūna. Ne? Tai žuvų parazitas, kuris išoriškai prisisiurbė. Žarnos kažkokios. Ir panašu, kad iš žarnos ištrauktas. Taip, kad iš tikrųjų kartais būna, į mūsų organizmus patenka organizmai, kurie paprastai nepatenka. Nu, kažkokiu būdu. Ar įkvėpiam, ne? Ar per pinigus, nes ant pinigų irgi pernešame per pinigus parazitai įvairūs kiaušinėliai, jie lipnus yra. Labai